Geriau neklauskit, tik priglausk. Ir savo širdimi pajausk, ką kalba virpanti širdis. Aiškiau už ją nepasakys, nei žodžiai ištarti balsu, nei akis veriančios žvilgsniu. Priglaus kaip glaudžia artimi ir kalbink širdimi. Šiomis eilėmis pradedame finalinį Kauno rajono karaoke vakarą, kai kalba širdis. Aš, Pagirių kaimo bendruomenės pirmininkė Rūta Pusvaškienė ir mano sesuo Rasa Lebedienė būsime šio vakaro šeimininkėmis. Šio vakaro metu išrinktam Kauno rajono karaoke konkurso, kai kalba širdis 2012 nugalėtojui, bus įteikta štai ši statulėlė ir galimybė sudainuoti kartu su įžymiu Lietuvos atlikėju, kuris iki šios minutės visiems buvo inkognito. Taigi, į sceną kviečiama renginių, televizijos bei radijų laidų vedėja, dainininkė, muzikos atlikėja, aktorė ir buvusi Lietuvos Respublikos Seimo narė Donalda Meiželytė. Kai kalba širdis, buvo pristatytas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai ir lapkričio 20 dieną Taujėnų dvare pripažintas vienu iš 7 geriausių 2012 metų Lietuvos projektų. Gavome apdovanojimą ir štai šį vardinį metraštį, kurį atversime šiandieną. Mums garbė turėti įrašytus palinkėjimus garbių svečių iš kiekvienos seniūnijos, kuri dalyvauja šiame konkurse. Šį renginį globoja ir būtent šią statulėlę, kurią mes padovanosim nugalėtojui, įsteigė Kauno rajono vietos veiklos grupė. Tad pirmąjį tarti sveikinimo žodį ir įamžinti savo palinkėjimą Pagirių kaimo bendruomenės metraštyje paprašysime Kauno rajono VVG pirmininką Vytautą Zubą. Taigi aš būsiu labai trumpas, noriu tiesiog pasveikinti visus čia susirinkusius. Noriu, kad visiems dainininkams gerai skambėtų balsai, o visiems mums būtų jauku ir šilta ir visi gerai praleistume laiką. Taigi, sėkmės visiems. Jūs visi jau esate nugalėtojai ir mes norime įteikti jums apdovanojimus. Garliavos apylinkėse teisę atstovauti seniūniją iškovojo Ilgakiemio kaimo bendruomenės pirmininkas Albertas Okudis. Prašome atsiimti apdovanojimą. Vardinį 2013 metų kalendorių, kuris jums primins apie puikias akimirkas praleistas kartu su mumis ir karaoke. Iškovojo Laumėnų bendruomenės narys Andrius Oleinikas. Sveikinam. Kviečiame Ežerėlio bendruomenės atstovę Odetą Tampaitytę atsiimti finalinio apdovanojimą. Taurakiemio seniūniją atstovaus Piliuonos bendruomenės narė Danguolė Kamė.
Veneckaitė. Vilkijoje nugalėtoja tapo Daugėliškių bendruomenės žiburiukas Gabija Varsikevičiūtė. Prašome pas mus Liksmakalnio seniūnijos atstovę Irmą Puzaraitę. Lapių kultūros centre vykusiame atrankiniame konkurse susirinkė 3 seniūnijos – Lapių, Vandžiogalos ir Domeikavos. Daugiausia balų surinko ir į finalą pateko Domeikavos seniūnijos atstovė Gustė Zakšauskaitė. Zapyškio seniūnijoje daugiausia balų yra surinkusi Rasa Bakienė. Prašome atsiųsti atminimo dovaną. Tame pačiame renginyje dalyvavo Jungtinė, Kačerginės bei vietos veiklos grupės komanda. Kadangi didesnė persvara dalyvių buvo vietos veiklos grupės atstovai, finalininko vardą iškovojo ir teisę atstovauti Kauno rajono vietos veiklos grupiai iškovojo Viltė Gintinaitė. Atrankinių renginių metu esą pabuvojusi ir Samylų bei Ežerėlio seniūnijose, tad pilna teisė užsitarnavo būti šio konkurso VVG veidu. Užliedžiuose taip pat dalyvavo 2 seniūnijos – Baktų ir Užliedžių. Į pirmas vietas pateko netgi Jungtinė abiejų seniūnijų komanda, tačiau nugalėtoja tapo Baktų seniūnijos atstovė Gabija Blažienė. Štai, turime 10 finalininkų, iš kurių šiandien išrinksime Kauno rajono karaoke konkurso Kai kalba širdis 2012 metų nugalėtoją. Dėkojame Kauno rajono Ilgakiemo kultūros centro direktoriai Nijolei Gudaitienei už pagalbą organizuojant atrankinį Garliavos apylinkių seniūnijos karaoke konkurso Kai kalba širdis vakarą. Kviečiame. Ir aš noriu padėkoti. Labai ačiū. Dėkojame Kauno rajono Samylų kultūros centro direktoriai Jolantai Sidabrienei už pagalbą organizuojant atrankinį Samylų seniūnijos karaoke konkurso Kai kalba širdis vakarą. Jaučiai, išveskit mane čia. Dėkojame Ežerėlio bendruomenės centro pirmininkui Artūrui Kuzmickui už pagalbą organizuojant atrankinį Ežerėlio seniūnijos karaoke konkursą. Kauno rajono Lapių kultūros centro direktoriai Neringai Norvaišienei ir Marijai Norvaišai už pagalbą organizuojant konkursą Kai kalba širdis Lapių seniūnijoje. Kauno rajono Zapyškio kultūros centro direktoriai Jūratei Mackonienei už pagalbą organizuojant atrankinį Zapyškio seniūnijos karaoke konkurso Kai kalba širdis vakarą. Prašau. Dėkojame Liksmakalnio seniūnui Vaclovui Žvirbliui už pagalbą organizuojant atrankinį Liksmakalnio seniūnijos karaoke konkurso Kai kalba širdis vakarą. Dėkojame Užliedžių bendruomenės centro pirmininkui Vaidai Krišpavičienei už pagalbą organizuojant atrankinį Baktų ir Užliedžių seniūnijų karaoke konkurso Kai kalba širdis vakarą. Gaunė gripo epidemija, visi dėl to bučiuoja. Kauno rajono Taurakinio kultūros centro direktoriai Laimai Vyliaudienei už pagalbą organizuojant atrankinį Taurakinio seniūnijos karaoke konkurso Kai kalba širdis vakarą. Už pagalbą organizuojant atrankinį Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijų
konkursinį šventinį renginį Kalėdas pasitinkame su domino ir karaoke. Vyko gražiausio domino vaidmens rinkimai ir dabar norime apdovanoti nugalėtojas ir įteikti vardinius 2013 metų kalendorius. Kviečiame Kates, Rūtą ir Austą atsiimti apdovanojimus. Kartytės, kaip miela, labai malonu kartytė. Nemažai sumokėjo, kad pasveikinčiau žmogų gimtadienio vardadienio proga, taigi jo gimtadienis 25. Pirmiausia, tai dovana nuo manęs, kartu ir šie žodžiai. When my is at another state, I'm trying to get up that break the feet all. Get all the destination. Yeah, I realized quickly when I knew I should that the world was better for this rough road down back. It's all ever that in the crazy times when I'm lying on bed just to get along, walk through my head now. I'm Laimėjimas stovi tarp tavęs ir blogio, visur tau tenka eiti. Vakaro šeimininkės nori taip pat tada pasveikinti. Ne tik su savo tuo naujų vairu kompaktu. Bet tikiuosi, kad jį paklausysi ir išmokti karaoke dainų ne vieną, nes jos bus kitame sezone. Sveikiname tave, Artūrai, ir su gimtadieniu, ir su vardadieniu. Prašau nuo scenos nenueiti, nes aš žinau, kad mes ne vienintelės čia norim tave pasveikinti. Tai sveikina mūsų valdybos narį Artūrą, gana naują valdybos narį, kuris iš tikrųjų labai šauniai įsiliejo į mūsų darbingą kolektyvą ir linkim tau viso ko geriausio, bet kartu nepamiršti, kad kaimo plėtra tai mūsų yra uždavinys number one. Sėkmės tau darbuose ir sveikatos. Norime pristatyti šio vakaro taisyklės. Turime 10 finalininkų iš 10 seniūnijų. Visiems reikės sudainuoti po 2 dainas. Daina ekspromtu, kurią išsitrauksite, nes